Po atostogų mums visiems prasideda tarsi naujas sezonas. Nauji darbai, mokslai. Mūsų laidos kūrybinė grupė taip pat turi ką pasiūlyti naujo ir įdomaus. Tačiau dėja statistika mums tai ne visada leidžia padaryti. Grėsmingi duomenys verčia kartoti iš naujo senas tiesas. Manau, kad ištikimiausi mūsų laidos žiūrovai suprato, kad dabar kalbėsime apie širdies ir kraujagyslių ligas. Tikriausiai Lietuvoje netiek daug šeimų, kuriuose nebūtų žmonių su padidėjusiu cholesterolio kiekiu kraujyje ar kraujospūdžiu. Gąsdinti jūsų mes tikrai nenorime. Tiesiog paklausykite, ką pataria, ką siūlo naujo ir efektyvaus geriausiai Lietuvos kardiologai. Aš įtariu, kad jis turi didelį cholesterolį, šiaip jau kraują. Pagal jo gyvenseną, pagal jo mitybą, aš taip įtariu. Bet nepriverčiu pasitikrinti jo šitą. Nors turi padidintą kraujospūdį iki 220. Bet nebijo. Kritinis lygis Lietuvoje jau pasiektas. Kas antra mirties priežastis yra širdies ir kraujagyslių ligos. Nuo to kasmet miršta beveik 24 000 žmonių arba maždaug tiek, kiek gyvena Druskininkų savivaldybėje. Ir tai ne tik vyrams grėsianti gyvenimo baigtis. Rizikos grupėje dažnai atsiduria ir moterys. Vyrams visada viskas anksčiau truputį pasireiškia, nes moteris kurį laiką gelbsti jų hormonai. Kol aktyvus yra hormonai, jie šiek tiek, kaip sakyti, aterosklerozei priešinasi. Jau moteriai sulaukus to amžiaus, kai vyksta persitvarkymas, yra ypatingai rizikos didelis periodas. Tuomet be abejo visas piktnaudžiavimas ar nikotinų, ar reiškia netvarkymas kraujospūdžio ypatingai rizikingas yra. O vyram taip tolygiai nuo anksčiau prasideda. Daugelis mano, kad insultas ar infarktas dažniausiai drioksteli lyg perkūnas iš giedro dangaus. Mūsuose yra gajus klaidingas stereotipas, kad širdies ir kraujagyslių ligoms už akių galima užbėgti, jei propaguosi sveiką gyvenimo būdą. Tačiau to tikrai neužtenka. Išvengti ar bent jau atitolinti infarktą ar insultą galima tikrai efektyviu būdu. Reikia kontroliuoti cholesterolio kiekį ir tą daryti tik vaistais – statinais. Šiai dienai statinam alternatyvos nėra. Tai yra vienintelė vaistų grupė, kuri aiškiai pagrįsta mokslu, daugybė studijų, milijonais, reiškia, pavyzdžių, kur pacientams iš tiesų pasisekė sureguliuoti, sustabdyti aterosklerozės progresavimą. Vaistai stabdo aterosklerozę. Su šitais vaistais yra kaip ir su kraujospūdį reguliuojančiais vaistais. Jeigu jūs kraujospūdį reguliuojančius vaistus jau vartojate ir jūs jos staiga nustojat vartoję, tai be abejonės kraujospūdis grįžta atgal ir reikia labai ilgai vartoti, daugybę dalykų daryti, kad kraujospūdį reguliuojančius vaistus galėtumėt sumažinti ar jų skaičių. Taip ir čia. Jūs turite labai ilgą laiką, labai atkakliai ir būtinai ne patys savo gydytojo prižiūrimi, šeimos gydytojo, kardiologo, neurologo, endokrinologo prižiūrimi tos vaistus vartoti. Statinai yra labai svarbus mažinant insulto ir infarkto tikimybę ir yra išeitis galinti išgelbėti žmonės nuo mirties. Jie ne tik įveikia vieną pagrindinių širdies priešų, mažina cholesterolio kiekį, tačiau ir stabdo pačią ligos priežastį – aterosklerozę. Ši liga vystosi, kai blogojo cholesterolio žmogaus organizme yra per daug. Jis nusėda ant kraujagyslių, jos siaurėja, šiurkštėja, atsiranda kraujagyslių sienelių pažeidimų. Todėl statinai, kol dar neprisėlino nelaimė ir žmogus nieko nejaučia, yra priešnuodis tiesiogiai ir efektyviai veikianti širdies ligų priežastis. Žiūrint, ko mes laukiam, reiškia, galima sakyti, kelių mėnesių laikotarpį mes jau susimažinam riziką susirgti infarktų arba insultų. Tai yra labai svarbu, nes iš ties nieko mes neturim apart šių vaistų, kas mažina šitą riziką labai aiškiai. Metais vartojant mes galime kalbėti apie tai, kad aterosklerozė, jeigu jinai yra kažkur prasidėjus, kad jinai sustabdyta ir toliau neprogresuoja. Tai nėra vaistas, kurį išgeriau ir pajaučiau kažką. Kodėl žmonės ne visuomet tai suvokia, nes, kaip sako, pradinė aterosklerozė neskauda. Skauda jinai vėliau. Ir tie pakitimai, kurie randami kraujagyslėse, kol nepradeda kimštis tos kraujagyslės, pacientas mažai ką jaučia. Tik labai gaila, kad vieną dieną staiga jam ištinka užsikimšimas ir širdies infarktas arba smegenų infarktas, insultas.
Statistika rodo, kad statinų suvartojimas Lietuvoje yra tiesiogiai susijęs su mirčių skaičiumi nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Mūsų šalyje mirtis nuo šių ligų pasiglemžia daugiausia gyvybių, o statinų vartojimas yra mažiausias visoje Europoje. Todėl nerizikuokite savo gyvybę ir neleiskite to daryti savo artimui. Skaudžių praradimų tikrai galima išvengti. Daug išsamios ir aktualios informacijos, kodėl būtina mažinti cholesterolio kiekį kraujyje ir vartoti statinus, rasite interneto svetainėje www.mazingcholesteroli.lt. Apie statinus, kurie gali jums padėti net jei kol kas nesiskundžiate sveikata, žiūrėkite ir kitoje mūsų laidoje.